Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie savaitę, aišku, svarbiausias įvykis tai yra savivaldybės tarybos posėdis, tačiau ir be jo savaitė įdomi, labai svarbi. Tai pasakyčiau tai, kad buvau susitikęs su inovacijų ministerijos pareigūnais, su pačiu ministru, siekiant to pagrindinio mūsų tikslo įkurti laisvąją ekonominę zoną ir perdaviau visus paruoštus dokumentus, kurie galėtų būti peržiūrėti ir paruošti jau tvirtinti vyriausybei ir Seimui. Taigi dokumentai perduoti, labai tikiuosi, kad jie bus pakankamai gerai paruošti ir ministerija jau galės duoti žalią šviesą. Juolab, kad kalbantis su ministru, jis ėmėsi iškart iniciatyvos, mūsų dokumentus perdavė specialistams, kurie neatidėliotinai šios dokumentus tikrins. Taip pat noriu tiesiog priminti, kad tai yra ne šiaip svarbus klausimas, o labai svarbus mūsų savivaldybėje klausimas, net ne vien savivaldybėje, bet ir visam mūsų regionui, nes tai galimybė investuoti į mūsų savivaldybę, į mūsų regioną, tai nebejotinai mūsų ateities garantas. Taryboje, kaip visada, nors ir prašiau ir tarybos narių, kad gal šį mėnesį, tai yra paskutinė taryba šiais metais, tai jau kalėdinė, galima sakyti, taryba, todėl visi nusiraminkime ir padarykime tarybą gražią, solidžią. Tačiau, galiu pasakyti tiek, vis tiek nepavyko. Vis tiek tas cirko elementai lieka ir matyti jau tarybos nariai tiek įpranta per metus taip elgtis, kad ir tiesiog net prašant susilaikyti jiems nepavyksta. Ir vienas klausimas, apgailestaudami, galiu pasakyti, vis tiek nepraėjo, nors jis buvo paruoštas tikrai, mano galva, teisingai ir gerai, tai apie maitinimo organizavimą vaikų darželiuose. Taigi visos tos klaidos, kurios buvo, kada tėveliai permokėdavo už mėnesį, yra ištaisytos, kada kyla ginčai, tai vakarienė ar pavakariai, taip pat yra suteikta teisė pačiom bendruomenėm apsispręsti, ko reikia jų vaikams ir pačiai įstaigai. Vėl klausimas buvo, manau, pilnai paruoštas, pritrūko vieno balso. Dėl to labai apgailestauju ir aišku atsiprašau visų tų, kurie laukia tokių sprendimų, teisingų, logiškų ir nukreiptų mūsų miestiečių labui. O klausimai yra šią savaitę tokie. Kodėl savivaldybės poliklinika remontuoja 9 aukštą? Tai ne pati poliklinika tą remontuoja, šis aukštas yra išnuomotas kompanijai, kurios jau seniai laukiame. Kompanija užsiema vaikų cerebralinio paralyžiaus reabilitacija, gydymu. Taigi, jeigu toks centras atsirastų pas mus, manau, kad jis būtų labai ir labai reikalingas ne tik mūsų miestui, bet ir visai mūsų šaliai. Kada ligoninės priėmimo skyriuje bus užtikrintas pagarbus bendravimas su pacientais? Situacija daugeliu metų nesikeičia. Kalbėjomės mes ir su direktoriumi, ligoninės direktoriumi apie šią situaciją. Reikia tiesiog pripažinti, kad mūsų gydytojai, mūsų specialistai tikrai turi itin didelį krūvį, dirba priėmimo skyrius 24 valandas per parą, todėl tikrai pavargsta, tačiau ir elgtis nepagarbiai yra jokių būtų netoleruotina. Todėl kalbamės, tačiau reikia ir suprasti ir medikus, kad kartais ne tiek galbūt grubus, bet per tikslus ir per trumpas atsakymas gali būti žmogui, kuriam šiuo metu skauda
atrodyti kaip nepagarbus elgesys. Labai atsiprašau už personalą ir tikiuosi, kad tokių atvejų bus mažiau ir mažiau. Slaugos skyriuje jau trūksta patalpų. Ar yra planų šį skyrių plėsti? Iš klausimo ne iki galo suprantu, kurį skyrių trūksta patalpų. Jeigu kalbame apie ligoninės slaugos skyrių, tai jis nėra pilnai užpildytas, ten yra pakankamai dar vietos. Jeigu kalbame apie socialinių paslaugų skyrių, tai ten neplanuojama plėtra, planuojame tiesiog pagerinti ten gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygas ir pakelti pačios paslaugos kokybę. Pečių šėrimo vietose pastatyti nameliai yra infekcinių ligų plitimo židiniai. Ten taip pat lankosi lapės, kurios gali būti užsikrėtusios pasiutlige. Kas prižiūri šią situaciją? Tai situaciją prižiūri savivaldybės specialistai ir tiesiog priminsiu, kad paskutinis pasiutligės atvejis fiksuotas Lietuvoje 2007 metais. Tikiuosi, tų atvejų ir nebus, tačiau ir kalbėti apie tai, kad panaikinti šitas vietas, manau, būtų neteisinga, kadangi benamiai gyvūnai taip pat reikalauja priežiūros ir panaikinus tokias vietas, matyt, gyventojai, tie, kurie rūpinasi benamiais gyvūnais, pradėtų maitinti gyvūnus ne tokiose vietose centralizuotose, o po balkonais dar kažkur. Todėl tikimybė užsikrėsti ligomis būtų dar didesnė. Ir taip pat noriu padėkoti tiem žmonėm, kurie yra tiek atsakingi ir atjautus tiem benamiam gyvūnam, kurie imasi atsakomybės, imasi iniciatyvos, prižiūri šitas maitinimo vietas ir aukodami savo laisvalaikį. Ačiū labai Jums. Ar gyvenamųjų namų savininkų bendrija gali skirstyti mokestį už paslaugas, kurias teikia ji pati, ne pagal kvadratinius metrus, o pagal asmenų skaičių? Tai jeigu surenkamas visuotinis narių susirinkimas ir jis nusprendžia vienaip arba kitaip imti mokestį, tai jų šitą sprendimą namų bendrija gali taip priimti. Ar savivaldybė gali paskirti auditą gyvenamųjų namų savininkų bendrijai, jei įtariama neskaidri finansinė veikla? Tai savivaldybės specialistai audito paskirti bendrijai tikrai negali, tai gali padaryti visuotinis narių susirinkimas, tačiau kontroliuoti bendrijos darbą tikrai gali. Gimdymo namų pastatas tikėtina jau nebetinkamas atstatyti. Ar nelaikas jį nugriauti ir sutvarkyti teritoriją? Su šiuo pastatu yra tokia dviprasmiška situacija, nes iš vienos pusės tikrai didžioji dalis jo yra nebenaudojama, tačiau yra patalpos, kurios naudojamos, tai yra nakvynės namai, dabar vykdomas projektas išblaivinimo patalpos, todėl dalis šio pastato naudojama ir kalbėti apie viso pastato griovimą turbūt yra dar nelaikas. Kodėl miesto autobuse numeris 8 neplaunami langai? Jie tokie nešvarūs, kad vakare neįmanoma matyti, į kurią stotelę atvykstama. Ruduo yra toks metų laikas, kad tikrai jis nėra švarus automobiliams, tai ir autobusams. Ir tikėtina yra situacija, kada autobusų langai yra nepakankamai švarūs. Todėl specialistai įspėjo kompaniją, kuri vykdo šitus pavėžėjimus. Ir labai tikiuosi, kad po įspėjimo kompanija pačiu artimiausiu metu susitvarkys.
Mes su žmona abu turime negalią. Jei mums bus grąžinta visa pensijų kaupimo suma iš privačių fondų, ar dėl to neprarasime šildymo kompensacijų ir vaikų išmokų. Tai galiu pasakyti tiek, kad jeigu bus grąžintos lėšos iš privačių fondų, jos neįtakoja į sprendimus dėl kompensacijų už šildymą. Todėl galima pasakyti taip, kad tai neįtakos. Visi klausimai, kurie buvo šią savaitę atsakyti, ir tikrai buvo sunki savaitė ir taryba pakankamai sunki, tačiau priekyje pačios gražiausios metų šventės. Tai ir Kalėdos, ir naujieji metai. Noriu visiems palinkėti ramybės, šilumos, Kalėdų metu, gerų, jaukių, šiltų, šeimyniškų Kalėdų ir, aišku, sveikatingų ir labai sėkmingų naujųjų metų.